Kalėdos didžiulė šventė apie mažus dalykus. Ir visuomet prisimeni žmogus, kur esi dalyvavęs, ką esi matęs. Labiausiai atsimenu iš vaikystės, kai mes eidavom į vidurnakčio mišias ir sniegas, ir girgždas sniegas po kojom. Labai retai tas atsitinka man Lietuvoje, tas garsą girdėti, bet kaip šiandien aš girdžiu prieš 70 metų. Kitas dalykas, prisimeni tas vietas, kur šventai Kalėdas, kaip Pietų Amerikoje, Brazilijoje, kur mūsų laikais nebuvo nei silkių, nei grybų. Ir žmonės pagamino silkės iš mažų žuvyčių, mirkė jas druskoje ir pagamino silkės, o grybus iš palmių šerdies supjaustė, paraugino ir padarė, kas būtų skonis visiškai kaip grybų, nors visiškai ne grybas, o žolė. Tai su tuo rūpesčiu, kad Kalėdos būtų šventė su viskuo, kas tam priklauso. Svarbiausia su žmonėm. Ir mes patys limpam vieni prie kitų kūčių vakarą ir kviečiam ir rūpi, kad niekas neliktų vienas, paliekam tuščią vietą kokiam žmogui, kuris pasitaikytų, be namis, taip sakant, kas nors iš mūsų pažįstamų, kad būtų tokia šventė, kuri reiškia, kad Dievo malonė, Dievo gerumas siekia kiekvieną žmogų ir mes esam tie, kurie tą daro savo draugiškumu, ištiesdami ranką ir širdį ir labai skanius kūčių ir Kalėdų valgius.